Vytautas Mačernis, jauniausias literatūros klasikas, naujosios lietuvių poezijos pradininkas, vienas pačių reikšmingiausių savo kartos poetų. Mačernis, kaip ir Kazys Bradūnas bei Alfonsas Nyka Niliūnas, buvo poetas žemininkas, savo kūryboje kėlęs būties klausimus. Vytautas Mačernis gimė 1921 birželio 5 Šarnelėje, netoli Žemaičių Kalvarijos. Dar besimokydamas 7 Sedos vidurinės klasėje, mokyklos ateitininkų žurnaluose paskelbė savo pirmuosius eilėraščius. Nuo 1939 Mačernis studijavo anglistiką bei filosofiją Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetuose. 1943 vokiečiams uždarius Vilniaus universitetą, poetas grįžo į Tėviškę, kur gyveno ir kūrė iki savo mirties. Didžioji Mačernio poezijos dalis gimė būtent čia. Iš 209 mums žinomų eilėraščių apie 200 sukurta Šarnelėje. Brandžiausiais Mačernio kūriniais laikomi eilėraščių ciklai Vizijos bei Metai. Juose ryškūs egzistencialistinės pasaulėjautos elementai. Raudonajai armijai veržiantis į Lietuvą, poetas nusprendė emigruoti, tačiau nespėjo. 1944 spalio 7, būdamas vos 23, žuvo pataikius artilerijos sviedinio skeveldrai. Vytautas Mačernis buvo palaidotas ant Žvėrynėlio kalnelio. Laidotas laikinai. Vežti į Žemaičių Kalvarijos kapines neleido miestelį užėmę rusų kariškiai. Vėliau šalia slaptai palaidojo ir partizaninėse kovose žuvusį brolį Vladą. Brolio palaikus perlaidojo, tačiau poetas liko gulėti Tėviškės kalnelyje. Kelią prie kapo rodo 2 meniškos raudyklės, o jo mėgstamiausiose vietose į žemę žvelgia akmeninės vizijos. Aš toks paprastas, tačiau laimingas. Užmerktos akys vis regiu tave. Lydi lūpos žodis nuodėminga. It meilės jausmas ašaros laše. Aš kadai šventai tikėjau meilę. Aš buvau tikėjimo kvailys. Ras norėjau tokią pačią kvailę. Aš kadai šventai tikėjau meilę.